Raseinių rajonas yra tikrai labai savotiškas, labai gražus ir čia gyvena puikus žmonės. Ir neužtenka vien tik tai turėti darbą, būti saugiam. Reikia, kad ir žmonės turėtų ką veikti laisvalaikiu. Tai aš manau, kad kultūros centrų sutvarkymas Raseiniuose, Ariogaloj bei didesniuose miesteliuose yra vienas iš prioritetų. Aišku, galima kalbėti apie pačią skaudžiausią, turbūt ne tik tai Raseinių, bet ir daugelio rajonų, tai yra kelių būklė. Šios kadencijos pradžioje labai daug buvo ir iš atskirų politikų, ir iš partijos pažadama keliai bus asfaltuojami, lyginami, tiesiami ir taip toliau. Visi puikiai suprantame, kad šiai dienai Lietuvos valstybė nėra pajėgi visų sutvarkyti. Mano manimu, kad prioritetai turi būti sudėlioti ir kelių tvarkymas, asfaltavimas, duobių lyginimas turėtų būti sudėliotas grynai pagal prioritetus. Pačiuose Raseiniuose šiandien mes matom, kad sunkvežimiai turi Raseinius apvažiuoti. Ir aplinkelis yra verkiant reikalingas. Jeigu aplinkelio nebus, tai tuos kelius, naujai sutvarkytas gatves, mes tikrai turėsime neužilgo vėl lopyti ir tiesti iš naujo. Taip pat, jeigu kalbant apie platesnę rajono mastu, ypatingai skausminga yra problema pačių šaligatvių. Daugelį net ir miestelių, tokių kaip Kalnujai, Girkalnis, net ir pati Ariogala neturi tokių šaligatvių, kuriais žmonės galėtų saugiai ir neišsisukinėdami kojų vaikščioti. Taip pat Ariogaloje yra ypatingai didelė asmens saugumo problema. Mano nuomonė, kad nuovada, jinai tenai taip pat turi būti įkurta, nes miestelis yra pakankamai didelis, turintis miestų statusą, tačiau dirba tik tai vienas policijos pareigūnas įgaliotinis. Tai praktiškai yra amžina tema Ariogaloje, kad saugumas.